O kaip šiuo metu dabartiniu laikotarpiu gyvena religinė fanatikė iš Kupiškio miesto, Vida Pribeldaitė Lajūnienė. Taigi visą tą mielą vasaros šeštadienio dieną Kupiškyje prie pat bažnyčios parapijos namų surengtoje dieninėje, biblinėje vaikų vasaros stovykloje Vaikeli, eik su Jėzumi. Aplinkui zujo susirinkusi visa daugybė įvairaus amžiaus vaikų, o joje viskam pirmą kartą vadovavo šioji davatka Vida Lajūnienė. Bet kad ir kokia įstabi diena tai bebūtų, net ir ji su visa tikėjimui pagerbti skirta stovykla taipogi jau ėjo galop, kai stojo vakaras. Saulei leidžiantis vakarų pusėje, tuo pat metu Kupiškio parapijos namų kieme bebuvo likę tik vos saujelė vaikų, kiti jau traukė namo, o pati vadovė Vida jau buvo visai nusivariusi nuo kojų po tokios įtemptos dienos. Ji sėdėjo ant lauko mūrinių laiptelių ir net nepastebėjo, kaip ilgam užsikalbėjo su šalia irgi prisėdusiu vienos iš stovyklos dalyvių mergaitės tėčiu. Vyras pasisakė esantis vardu Rimvis, kad jo dukrelė Smilga jau antrus metus iš eilės dalyvaujanti va tokioje bažnyčios rengiamoje stovykloje ir nejučiom papasakojo vienas kitam itin daug apie savo asmeninius gyvenimus. Rimvis pasiguodė Vidai, kad savo 9-metę dukrą jam dabar tenka auginti visai vienam, nes prieš metus pradingo jo žmona, o Vida papasakojo apie savo su vyru pasirinktą dvasingą gyvenimo būdą, kas pašnekovui pasirodė tikrai keistokai. Jis irgi tikintis, bet ne taip itin giliai. Rimvis Kišiniovas dar nevalingai bandė paliesti Vidos kūną, bet ta tik susiraukė ir atstūmė jo ranką. Tačiau jis Vidai vis vien paliko didžiulį įspūdį. 2022 m. Liepos 2 diena. Štai kaip galėjo atrodyti tas ilgas, atviras ir įtemptas pokalbis tarp dviejų miestiečių Vidos Lajūnienės ir Rimvio Kišiniovo ant mūrinių parapijos namų laiptelių, palengva besileidžiant vakaruose vasaros saulei. Rimvis atsidūsta, žiūrėdamas į tolstančius vaikus, na va, atrodo, jau visi skirstosi. Rimta diena jums šiandien buvo, Vida. Matosi, kad visą sielą atiduoda šiems vaikams. Mano Smilga tiesiog švyti po šios stovyklos. Man nors ir kiek keista, bet tikrai malonu šitai dabar matyti. Vida, nuovargio pilnu, bet giedru balsu, šlovė viešpačiui, Rimvi. Viskas tik jo garbei. Kai matau tas mažas širdeles atsiveriančias Jėzui, visas nuovargis išgaruoja. Vaikai yra mūsų ateitis, juos reikia saugoti nuo pasaulio bjaurių pagundų. Rimvis, tikra tiesa. Žinokit, aš nuoširdžiai jumis žaviuosi. Mano auginančiam dukrą Smilga vienam po to, kai prieš metus žmona tiesiog dingo iš mūsų gyvenimo, būna labai sunku rasti tą dvasinę ramybę. Kartais atrodo, kad rankos svyra. O jūs turite kažkokią nepažintą, nepalaužiamą vidinę jėgą. Aš irgi tikiu Dievu, bet ne taip giliai, iki pačių sielos gelmių, kaip jūs dar nesu sutikęs nei vieno panašaus žmogaus. Jūs ypatinga moteris. Jūs be galo giliai vidumi esate atsidavusi krikščioniškam tikėjimui. Vida nuleidžia akis, švelniai nusišypso, aš tik įrankis jo aukščiausiojo rankose, Rimvi. Man tai gaila jūsų ir jūsų dukrelės, tai didelis išbandymas. Tačiau viešpats neduoda didesnės naštos, nei mes galime pakelti. Malda ir visiškas atsidavimas bažnyčiai man padeda ištverti bet kokias audras. Mes ir su vyru Žydrūnu savo gyvenimą pastatėme tik ant dvasinių pamatų. Esame susituokę jau visi 5 metai. Rimvis, susidomėjęs, pasisuka arčiau, o kaip tai suprasti? Kaip jūs su Žydrūnu gyvenate? Nes iš to, ką užsiminėte, man, paprastam žmogui, tai skamba neįtikėtinai, net keistai. Vida, užsidegusi rimtu veidu, o kas čia jums pasirodė jau tokio dideliai keisto? Mes su vyru pasirinkome skaisčią, visiškai dvasinę santuoką. Mes gyvename kartu kaip ir kitos visos poros, dalijamės drauge buitimi malda, palaikome vienas kitą, bet tarp mūsų nėra to kūniško, primityvaus prado. Mes atsisakėme kūno geismų, kad būtume arčiau Dievo. Buvome dėl to susitarę jau nuo pat visos bendravimo dviese pradžios. Mūsų meilė, gryna, dvasinė, nesumindyta žemiškomis nuodėmėmis. Žydrūnas tam visiškai pritarė, tai mūsų bendras įžadas.
Aš labai vertinu tą vidinį supratimą, kad net ir sulaukusi jau tokios gyvenimo brandos, jau ir turėdama 41 metus vis dar tebesu išsaugojusi fizinę ir dvasinę kūno skaistybę. Aš vis dar tebesu nesik nepaliesta ir tai man yra asmeniškai be galo nuostabu. Ašgi išlikau nesusitepusi. Rimvis, nustebęs, žiūri į ją net išsižiojęs, akis nukrypsta į savo suplyšusius džinsus ir basutėlės pėdas. Palaukit, Vida, bet tai tiesiog neįtikėtina. Jūsų metų kai kurios moterys jau po 5 kartus yra pakeitusios savo sutuoktinį, jau gal kokius 6 ar 7 kartus gimdžiusios savo vaikus. O jūs pati, na, nežinau. Šiais laikais taip. Jūs juk jauna, graži moteris. Kaip galima taip gyventi? Pasilenkia dar arčiau, jo balsas tampa intimesnis, o ranka nevalingai pakyla link jos peties ir liemens. Leiskite man pastebėti, bet tai kaip jūs pati dabar gyvenate, nelabai yra galima ir pavadinti tą tikrąją šeimą. Juk žmogui reikia šilumos, tikro gyvo prisilietimo. Jūs nusipelnot jausti vyrą šalia savęs. Vida, pamačiusi tiesiamą ranką, staigiai susiraukė, jos veidas persimaino iš ramaus į griežtą, ji giliai įkvepė ir ranka atstumė jo delną, nors ir kaip man bebūtų malonus toks jūsų nuoširdumas, prašau, nelieskite, nečiupinėkite manęs. Jau jums sakiau, tai aš turiu vyrą, turiu savo šeimą ir santuoką. Aš esu ištekėjusi dama. Rimvis, sutrinka, staigiai atitraukia ranką, parausta, atleiskite, Vida. Aš tikrai nenorėjau jūsų įžeisti ar peržengti ribų. Su visa mano pagarba jums. Tiesiog mane taip stipriai sužavėjo jūsų asmenybė, jūsų atsidavimas, kad praradau savitvardą. Tokių moterų kaip jūs šiais laikais tiesiog nebėra. Vida, prisidengusi krūtinę ranką, vis dar kvėpuoja giliai, bet pyktį pamažu keičia rimtumas, viešpats tas saugo mus nuo pagundų, Rimvi. Aš suprantu jūsų vienatvę ir skausmą, bet mano kelias aiškus ir neatšaukiamas. Šis pokalbis jis buvo ilgesnis ir gilesnis, nei tikėjausi. Bet ir tikrai kartu smagus, įdomus, smagu su jumis buvo man pabendrauti.